17 and no, I'm not prepared. Tai mes su Skirmantu esam tie, kurie nusprendė, kad reikia vienyti studentus ir sakyti, kad jūs turit būti kažkuo daugiau, turit siekti daugiau ir būti matomi ir pastebėti šalia esančio studento problemas, siekius ir be abejonės tobulinti save ir ugdyti šalia esantį studentą ir taip padaryti savo studijas ir netgi savo asmenybę turtingesnę ir tiesiog, kad pats laikas praleistas studentų klube būtų ne šiaip laikas universitete, bet laikas, kurį tu po to baigęs studijas prisiminsi, kad buvo wow. Mes dar neegzistuojam labai ilgai, tačiau mes esam labai daug nuveikę. Iš tikrųjų, retas kuris klubas taip sparčiai vystytųsi. Mes su Deimante surinkom iš tikrųjų pakankamai gerą komandą, kuriais mes galim pasitikėti ir didžiuotis. Mes džiaugiamės būdami šiame klube, nes klubo veikla labai siejasi su mūsų studijomis, su mūsų būsima profesija. Taip pat mes galime bendrauti su dėstytojais artimiau, taip pat susiradome draugų ir mums čia tikrai labai linksma, nes mes galime daryti tai, ką mes norime. Tai mes nenorim būti taip kaip visi laisvalaikiu sėdėti Facebook'e, mes norim kažko daugiau ir tai mes čia galim gauti. Iš tikrųjų mes jau turėjom puikią progą įsitikinti, kad dėstytojai nėra vien tik kažkokie pikti žmonės, jie puikiai diskutuoja su mumis ir gali aptarti visus gyvenimo dalykus. Be to, jie sakė, kad bus linksma, todėl mes čia ir atėjom. Mano, kaip ir mano kolegės Agnės nuomonė, universitetas skirtas ne vien teoriniams žinioms įgyti. Nors mūsų klubas yra labai jaunas, mes noriai prisijungiame prie veiklos, norėdamas tobulėti pačias, skatinti tobulėti kitus, duoti kažką naujo universitetui. Ir būtent šio klubo veikloje mes atrandame tai, ką atranda kiekvienas lyderis ir būtent Skirmanto ir Deimantės pagalba galbūt pasiekoje mes galėsime auginti lygiai tokius pačius šaunius lyderius, kaip jie augina šalia savęs. Prisijungiau prie šio klubo, norėdamas patobulinti savo žinias ir kitas paskaitų ir seminarų metu. Tas žinias noriu ne tik patobulinti, tačiau ir pritaikyti praktinėse srityse, nes šiame klube patobulėjau ne tik kaip studentė, tačiau kaip ir asmenybė. Čia taip pat įveikiu savo baimes, kadangi kalbėdama viešai įgyju daugiau patirties ir drąsos. Mes su komandos nariais esam ne tik, kaip pasakyti, kolegos oficialioje aplinkoje, tačiau mes esame draugai, kuriais gali pasitikėti ir nepabijoti paskambinti vakare ir paklausti, kaip sekas, kaip tu laikais, kaip tau diena praėjo. Nes mes esam draugai, mes kai reikia, mes susikaupiam ir mes dirbam stipriai ir nuoširdžiai, o kai reikia, mes atsipalaiduojam ir mes džiaugiamės būdami vienas su kitais. Todėl, welcome!